rekomendacijos, ne? Ar pabendraukim truputį ir sutinkat visų pirma, kad iš savo patirties, kad tie klientai, kurie pas jūs atėjo, pavyzdžiui, bet kokioje srityje, net nebūtinai Zinzino, galbūt gyvenime per rekomendacijas, arba tie žmonės, su kuriais turėtų reikalų per rekomendacijas, kur jūs suvedė kažkas ar ne, kur gerų žodžių paminėjo, kad tai buvo visai malonus procesas, kad tai buvo labai geras santykis, kad labai buvo malonu ir jums, ir tam žmogui, ir tiesiog daug lengviau jisai tapo klientu arba verslo partneriu. Ar pritarėt man ir kokios galbūt tokią patirtį turit, kurią norėtumėt pasidalinti, tas, manau, labai gera būtų įžanga. Matau, kad Daina atsimutino jau ir nori kažką pasakyti, tokia šypsenėlė tokia truputį turi. Žinau, kad Daina tikrai su rekomendacijom dirba. Taip, aš pagrindė, labas rytas, aš taip pagrindė stengiuosi dirbti su šiltom rekomendacijom. Nemėgstu tų šaltų rekomendacijų, ta prasme, kai žmogus nežino, ar aš jam skambinsiu, ar dar kažką, tai aš dirbdama netgi ir pardavimuose visada imdavau rekomendacijas, visada. Nepaleisdavau žmogaus be 10 rekomendacijų. Oho, geras. Ir kaip paskui, kai tu su tom rekomendacijom bendrauji, ar tavo patirtis yra, kad tai yra geresnis, tas šiltesnis būdas, lengviau tada turėti tuos verslo santykius, ar padėti arba klientams? Taip, dar ką aš darydavau, aš iš tikrųjų tą žmogų, su kuriuo kalbėdavau, visada prašydavau, kad jis informuotų, kad aš paskambinsiu. Ir susisieksi. Tiesiog ar SMS žinute, ar surašyti, ar tiesiog skambtelėti tokį trumpą, sakau, kad ir čia dabar skambtelėk ir pasakyk, tau paskambink Dainai, jinai tau turi ten unikalų pasiūlymą, viskas ten pasikalbėk su ją. Gerai. Tada dar noriu paklausti, pirmiausiai, jūsų visų, ar apskritai, ar prašot rekomendacijų? Ar tenka tą daryti, ar sąmoningai, ar nesąmoningai, kartais mes būna, kad ir nesąmoningai, gal tiesiog neplanuotai kažkaip, bet paklausiam, ar ne, išeina iš kalbos. Ar apskritai tą darot, ar tai visiškai yra nieko bendro su jūsų gyvenime neturintis dalykas? Jonas, matau. Noriu paklausti, pasakyti. Sveiki visi, labas rytas. Iš tikrųjų, aš vadinu mūsų verslą geriausių rekomendacijos verslu, nes jisai geriausiai vystosi per rekomendacijas, ypatingai kai mes padedam žmogui išspręsti jo problemą, tai visą laiką rekomenduotina prašyti rekomendacijų. O mokymuose, pradiniuose mokymuose, aš visą laiką sakau, kad mūsų versle mes gauname 3 atsakymus. Po tos prezentacijos, kai mes jau pasikalbam, mes gaunam 3 atsakymus. Taip, einam ir registruojam žmogų. Ne, reiškia ne dabar. Ir tada prašom rekomendacijos. Arba pagalvosiu, vėlgi susiderinam antrą susitikimą, kuris baigėsi arba rekomendacijos gavimu, arba užregistravimu į partnerius. Kitaip sakant, mes turime nepralošiamą kozirį, jeigu mes paprašome rekomendacijos. Mes visą laiką išlošiam. Tai visi susitikimai turėtų baigtis rekomendacijom arba registravimu į partnerius, arba į klientus. Dideliai, tai taip. Ar taip ir vyksta? Ar prašot rekomendacijų? Jonai, taip suprantu, tu prašai rekomendacijų. Tai galbūt pasidalink, norėtum kokią nors savo gal praktiką, kaip tu tą darai, arba sėkmės kokią nors istoriją, galbūt, kad ir vieną. Na, nežinau, tų sėkmės istorijų gal yra ne viena, jinai yra keletas jų, arba aš jų tokių neužsirašinėju tų sėkmės istorijų, bet paskutiniu metu aš ir klinikoje konsultuoju žmonės, kai ateina, tai pacientės iš vienos kitai pasakoja ir registruojasi, žodžiu, į tuos susitikimus papildomas konsultacijas. Tai čia ir yra tos... Čia ir yra tos sėkmės istorijos, tiesiog aš sužinojau, kai man pati klientė pasakė, nuo manęs tau turėjo skambinti tas ir tas, o aš net nežinojau, kad jinai davė rekomendaciją. Bet principas visų rekomendacijų bus tik tai tada, kada žmogus gerai praleis laiką, kada jisai turiningai, kada jisai efektyviai praleis laiką, maloniai praleis laiką, kada nesijaus pušinamas, kada jisai gaus edukacijos ir nuoširdų norą padėti tam žmogui. Jisai tai pajaus. Tai tiesiog būkime nuoširdus,
bendraukime taip, lyg tais tikrai norim išspręsti to žmogaus problemą ir gausim tų rekomendacijų, čia ne problema. Reikia klausti, aišku, prašyti reikia. Va, tai aišku, jeigu tai tiesiog natūraliai, kaip sakant, reaktyviai mes bendraujam, padedam žmonėm natūraliai, žinoma, tų rekomendacijų būna. O kaip būtų, jeigu mes norėtume aktyviai to gauti, nes rekomendacijos iš tikrųjų, ką ir Daina paminėjo, yra raktas, iš tikrųjų, jeigu mums reikia, mes norim turėti šią savaitę, kitą savaitę, 2 savaitės, daug naujų klientų reikia. Ten trūksta, nežinau, iki atimo, trūksta iki kažkur, ar ne? Tai mes aktyviai tada mes galime tų rekomendacijų paprašyti. Ir jeigu partnerių norime naujų į komandą, mes irgi galime pažiūrėti į savo kai kurios kontaktus, savo gal gerus klientus arba savo gerus draugus, kad jie turi tokį turtą kaip savo pažįstamų ratą irgi, nors ir net nėra galbūt Zinzino partneriai mūsų ir gali mums padėti, jeigu mes teisingai paprašysim. Tai ar yra kitų dar, kurie irgi prašot ir gal turite pasidalinti, norėtume, kad prašiau rekomendacijų taip ir man pavyko. Ir gavau, ir tuomet tas žmogus tapo klientu, arba tas žmogus tapo mano partneriu. Tai pasidalinkit. Negailėkit, visiems mums labai įdomu, jeigu tokių turit. Aš tiesiog galbūt galiu prieštaravimą pasakyti tokį, ką dažnai labai žmonės sako, na, ypatingai, tarkim, jeigu mes parduodam produktą ar sveikatos protokolą, tai dažnai žmogus pasako, na, kaip aš galiu rekomenduoti, dar pats neišbandęs. Aha. Šitas prieštaravimas ateina tada, kai rekomendacijos prašome tokiu sausu, tiesiogiai, taip ir, neteisingų būdų, taip paprastai pasakysiu. Taip kaip aš prašau rekomendacijos, taip net neįmanoma tokio prieštaravimo turėti. Tai galėsiu pasidalinti, kaip aš tą darau, bet man labai įdomu, kam pavyksta, tai kas irgi apskritai bent jau bandote tą daryti. Ir jeigu turi tokią sėkmės variantą, kuris bent vieną kartą pavyko, tai labai faina būtų išgirsti. Žiūriu dabar per veidus ir galvoju, ir bandau suprasti, ar kažkas, Ramunė žiūriu, šypsosi žiūri į mane. Gal Ramunė galbūt turi kažką, bet nedrįsti pasisakyti. Labas rytas. Tai iš tikrųjų pagalvojau, kad nusišypsau todėl, kad nėra taip, kad prašau rekomendacijų. Tai laukiu labai tavo pasidalinimo, kaipgi tu tą darai. Supratau. Gerai. Tai aš tuomet pasidalinsiu, kaip aš darau. Jeigu kažkam prisiminsit ar kils minčių, tai drąsiai dalinkite. Šiandien čia ir yra treniruotė. Šeštadieniais mes reiškia dalinamės praktikom, tai tomis, kurios veikia, kurios pavyksta. Tai visų pirma, pamodeliuokim tada situaciją. Mes galim būti susitikę su kuo nors, o galim galbūt net paskambinti žmogui, ar net, sakykim, kaip jums atrodo, kas rekomendacijų gali duoti lengviausiai? Kokie žmonės jūsų tarpe? Kokių lengviausia paprašyti? Artimųjų, draugų. Variantas artimų draugų. Dar sakyčiau tų, kurie jau naudoja produktus. Ar ne, tai jau vis tiek turim kažkiek tai klientų. Jau turim klientų, jeigu ilgiau dirbam, tai turim gal ir ilgalaikių klientų. Tai pavyzdžiui, jeigu mano klientas, pavyzdžiui, dabar Daina yra. Jeigu aš Dainai pasiskambinu, arba mes esam susitikę kažkur, jeigu mes ir draugai su Daina esame, tai pirmiausias dalykas, pirmas punktas, ką aš noriu padaryti, tai aš noriu visų pirma padėkoti. Tai aš noriu pasakyti, kad Daina, šiaip aš noriu tau ačiū pasakyti. Ačiū ne tik dėl to, noriu pasakyti ačiū ne tik dėl to, kad tu esi Zinzino klientė, produktus naudoji savo ir šeimai savo rekomenduoji, bet labiausiai ačiū dėl to, kad už palaikymą. Tu mano klientė, kuri manim pasitikėjai, už pasitikėjimą. Pasitikėjimas ir palaikymas, tai jeigu šitą mes padėkosim, tai žmogus visiems patinka, kai jiems padėkoja, tai nepamirškit visų pirma pasakyti ačiū už tai, kad jeigu tai yra draugas, kuris galbūt jums yra gerą žodį pasakęs ar palaikęs, kur sakė, nekreipk dėmesio, kad čia žmonės tinklodarą nepatinka, jeigu tau patinka ir tu darai ir matai čia prasme ir ateitį, tai ir daryk. Jeigu tokį draugą turit, tai pas jį paprašyti rekomendacijų bus tikrai lengva. Bet pirmiausia, padėkokim. Pasakykim ačiū už pasitikėjimą ir už palaikymą. Tai jeigu Daina mano klientė ir aš jai pasakiau ačiū,
ačiū, kad manim pasitikė ir aš pasakysiu greičiausiai, kad, žinai, Daina, norėčiau turėti, kad visi mano klientai būtų panašus į tave. 10 tokių norėčiau dar turėti. Tai, va, tai yra pirmas dalykas. Tuomet... Aš gal dar norėčiau, Šarūnai, papildyti, ar ne? Aš čia dar truputį pridėčiau dar tokį vieną dalyką, kaip ir pasveikinti žmogų už jo priimtą sprendimą. Jo, tai pasveikinti, jeigu priėmė sprendimą neseniai, tai, galima bet kada, aišku, pasveikinti, bet turbūt jau sveikinti tada, kai jisai pradžiai, kai priėmė sprendimą, ar ne? Taip, ar bet taip. Tai tuomet nuo šitos vietos toks tarsi reikalingas būtų perėjimas toks, kad tu nori jau paprašyti, jeigu rekomendacijos, ar ne? Tai mano paprastas yra klausimas visą laiką. Sakau, Daina, jau aš kaip padėkojau, sakau, Daina, galbūt tu galėtum man kitų būdų padėti šiek tiek. Aš paklausiu, aš neklausiu iš karto, gal tu galėtum man... Ir dar viena taisyklė. Niekada nenaudoju žodžio rekomendaciją, prašydamas rekomendacijų. Šitas žodis neegzistuoja. Tai aš klausiu, sakau, Daina, gal tu galėtum man kitų būdų dar padėti. Ir laukiu reakcijos. Dažniausiai žmogus pasakys, kad jo, aišku, arba o kokiu, kaip galėčiau tau padėti. Nes noriu, kad tai būtų pokalbis, ar ne, tai nebūtų kažkoks mano ten monologas. Tai reiškia toks perėjimas. Reiškia, paprašau, kad man padėtų kitokiu būdu. Ir tuomet aš klausiu, rekomendacijos prašau, nenaudodamas to žodžio rekomendacijos. Ir prašydamas, aš pirmiausiai noriu tokį turėti susitapatinimą. Tai jeigu mano tikslas, pavyzdžiui, yra verslo partnerių noriu, tai ir žinau, kad Daina, pavyzdžiui, irgi yra versle, arba jinai draudime darbuojasi, pardavimuose ar ne, tai aš jai pasakysiu, kad Daina, kaip ir tu, aš irgi versle esu ir, žinai, aš tai labiausiai mėgstu turėti reikalų su draugais ir draugų draugais. Ir iš tikrųjų tai ieškau galimybę susipažinti su žmonėm, kurie turi panašias vertybės kaip tu. Ir mano tikslas yra tiems žmonėms parodyti, kas aš esu ir ką mes darom, koks mūsų verslas yra. Tai šituo sakiniu aš sukuriu tokią atmosferą. Svarbu sukurti atmosferą rekomendacijos prašyme, kad tai nebūtų, nesijaustų jokio spaudimo, kad čia nori kažkaip manim pasinaudoti ir taip toliau. Tai vėl dar kartą pakartosiu, susitapatinimas tai yra toks, kad mes panašus. Ne, ir kas mums svarbu. Tai čia jūs galite savo visą laiką žodžius panaudoti, bet aš visą laiką sakau, kad kažkaip panašiai, kad jeigu apie verslą kalbam, jeigu apie sveikatą, jeigu apie sportą, galbūt su draugu, kur sportuojam, tai mes turim kažką bendro. Ne? Tai Daina, kaip ir tu, žinai, aš irgi pardavimuose versle ir man šiaip labiausiai patinka turėti reikalų su draugais, draugų draugais, pažįstamais, ar ne? Tai aš ieškau galimybės iš tikrųjų susipažinti su žmonėm, kurie turi panašias vertybės į tave. Ir mano tikslas jiems parodyti, kas aš esu, apie ką iš vis yra Šarūnas ir susipažinus ir ką mes darom, ką mes su Zinzino darom, koks mūsų verslas. Ir tada dar vienas momentas, kuris labai svarbus yra tokia atmosfera sukurti, yra, žinot, kaip dažnai yra prašoma rekomendacijų, kai manęs prašo ir jeigu nėra sukurta gera atmosfera, tai aš galvoju, gal nelabai aš noriu duoti, nes paskui skambins ir pardavinės ir galvos tas žmogus, Šarūnas jau čia blemba davė rekomendacijų, man čia skambina, dabar čia siūlo pardavinėja. Ir žmonės dažnai dėl to nenori duoti ir neduoda. Ar sutinkat, ar esate tą patyrę? Jeigu tai yra kažkoks dar ten, kažkokie pardavimai, ypač, ne, draudimas, pavyzdžiui, irgi tikrai, Daina turbūt yra, žinai, turbūt turi tą įgūdį, kaip paprašyti, kad žmogus negalvotų, kad jeigu jis su tavim, aišku, turėjo gerą patirtį, tai jisai supras, kad ir su tuo kitu žmogum irgi greičiausiai bus gera patirtis. Bet vis tiek, kai kurie žmonės vengia, nes galvoja, paskui čia ant manęs eis šaratai, taip sakant, ar ne, kad aš čia daviau tą rekomendaciją, tą numerį, arba ten suvedžiau kažkaip. Tai šitoj vietoj aš tą atmosferą dar prašydamas toliau tęsiu, sakydamas, kad pakartosiu paskutinį dalyką, ką sakiau, tai mano tikslas tokiems žmonėms parodyti, kas aš esu ir ką mes darome apskritai, koks mūsų verslas. Ir aš pasakau trumpą dalyką, kad jeigu jiems bus įdomu daugiau susipažinti, sužinoti apie tai jėga, jeigu ne, viskas ok. Ir bus man tiesiog labai smagu pabendrauti, labai faina turėti kažkokią naują pažintį. Ar ne? Tai šitoj vietoj, toksai truputį atsiranda atsipalaidavimas, kad aš nespausiu to žmogaus, kurį jisai man parekomenduos.
Ir tuomet pereinu jau tada prie klausimo ir vėl, aš nesakau rekomendaciją, aš galiu pasakyti, Daina, tai vat, jeigu tu būtum mano vietoj, pirmiausia, su kuo susitiktum, kam paskambintum? Nu, tai va, draugiai. Ir tada gal Daina atsakytų, vat, kažkokį vieną gal žmogų prisimintų, bet čia viskas dar nesibaigė. Šitą mūsų pokalbėje su Daina, kai paklausiu jos, kam jinai, vat, paaiškinu, ko aš siekiu, mes susitapatinom, sukūriau atmosferą ir sakau, su kuo tu mano vietoje, žinai, susisiektum iš tų, ką pažįsti, iš savo draugų. Daina galbūt kažką pagalvos, būna dažnai, kad žmonės, kokį nors vieną žmogų sugalvoja, o kartais net, dabar nieks nešauna į galvą, sako, gal aš tau, žinai, gal pagalvosiu, gal tau tada būna taip teisingai, kas prašo Daina linksi matau, tai tikrai, kad dabar nieks nešauna į galvą. Aš tau, jeigu ką, žodžiu, parašysiu ar kažkaip. Tada yra dar vienas dalykas, kuris labai padeda, tai jis vadinamas toks yra kaip veidų izoliavimas. Toks tai techninis pavadinimas. Tai reiškia, kad mes padedam žmogui prisiminti tuos žmonės, kurių mes norim. Ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, ieškau tęskim prie to, kad ieškau verslo partnerių. Tai aš galiu paklausti, Daina, ką tu pažįsti, kas dirba pardavimuose irgi, kaip ir tu. Arba Daina, ką tu pažįsti, kas moka organizuoti komandą, turi pardavėjų. Gal draudime, gal telekomunikacijose. Daina, ką tu pažįsti, kas yra kokioje nors kitoje tinklodaroje. Daina, ką tu pažįsti, kas čia vat, po COVID-o, žinai, daug kas keitėsi, kam galbūt ten verslas yra sugriuvęs, gal dabar ieško girdėjai kokių naujų galimybių. Daina, ką pažįsti, kas apskritai, kas dirbo su užsieniu, kas dirba su rinkodara. Ir reiškia, mes klausinėjam klausimų, kad žmogus lengviau prisimintų tuos žmonės, nes kai mes paklausėm vien tik tai, žinai, su kuo galėtum mane supažindinti, tai yra per platu ir dažnai gaunam, kartais pasako vieną kitą žmogų, duoda, bet toliau galime tęsti toliau. Ir jeigu man Daina pasako, kad draudime, pažįstu čia tokią draugę vieną, pazatų, jinai vienais vadovė, turi komandą, iš tikro, aš sakau, geras, ir aš nepradedu ant to vieno nesikabinu, ir nepradedu ten klausinėti visko, aš paklausiu, koks vardas. Ne? Ir jeigu, nežinau, Daina sakys, ten, tarkim, Jūratė. Jūratė. Ir kai aš prašau, aš visą laiką nuolat dėkoju, tam, kad žmogus, aš toliau laikau gerą atmosferą, sakau, Daina, Jūratė, užsirašau, ačiū, labai padedi. Ir tu pasakai, pazatų, turi komandą, ačiū, Daina, labai padedi, kaip tik su tokiais žmonėm ir noriu susipažinti. Ar net tada aš toliau klausiu. Telefono numerio neprašai. Telefono numerio neprašai dar. Aš nieko dar neprašau, čia tas telefono numeris yra čia ne taip svarbu. Svarbu yra toliau atidarius tas minčių duris, jas laikyti ir toliau rekomendacijos, kaip sakė Daina, tai jinai irgi turbūt šitoj srityje, turbūt už mane daug daugiau yra darius ir be 10 rekomendacijų neišeina. Tai galima paklausti, ką dar panašaus pažįsti. Arba galima paklausti tada kitą izoliacijos klausimą, kažkokį tokį pasakyti, ar ne, užklausti. O ką pažįsti, kas nekilnojamam turte turi? Ar ten galbūt savo agentūrą, ar brokerių dirba, ar savo komandą formuoja tenais, žinai, sekasi su pardavimais. Tas žmogus ir tylim. Ir paklausim ir tylim svarbiausiai. Nes žmonės, jisai dažniausiai prasideda smegenyse, užsisuka varikliukas, kuris galvoja, bando prisiminti. Ir mes labai dažnai kartais bandom kažkokį dar kitą duoti klausimą. Arba matom, praėjo 10 sekundžių, nieko neatsakė, tai kažką kitą klausim. Arba papildinti tokį, žinai, dar patarimą, kaip jam dar geriau atsimint. Žinai, gal ten numušam žmogų nuo to, kad jisai tuoj pasakys. Tai nebijokim, leiskim, tylėkim, kol jisai kažką atsakys. Jeigu sakys, ne, tokių nepažįstu, tada kitko klausim. Bet kol jis tyli, tai ir mes tylim. Tai taip tą dalyką kartoju tol, kol žmogus, jisai taip matau, kad entuziazmo yra, kad gera nuotaika, jeigu jisai taip jau kažką, tai jau matau, kad jau nenoriu perspausti, kad jisai jo nenuvargint, bet reiškia, gali būti tokiu būdu. Aš esu tokiu būdu, man atrodo, daugiausiai, tai gal 18 rekomendacijų, 18 vardų užsirašęs.
Nes žmogus priėmė tiesiog, kad jisai, vat, jo, jisai man padės, atsisėdam, aš sukūriau tą atmosferą, sakau, vat, ieškau galimybę susipažinti tokiais žmonėmis, ir gerai, tai va, Mantas, aš klausiu toliau, o, jo, čia toks Jonas yra, jis va, čia daug keliauja, žinai, va, užsienį dirba, aš Jonas, o, jėga, ačiū, labai padedi, žinai, va, kaip tik man tokių žmonių reikia, kas dar. Ir tuomet, kai mes jau turim susirašę tuos vardus, galbūt net, žinot, nėra laiko, galbūt net ne iš karto, bet jeigu mes jau turim vardus, krūvą vardų, tai mes bet kada to žmogaus galėsim tą vardą pasakyti. Nes yra taip man buvę, kad aš iš karto su visais, sekantis toks klausimas būtų toks iš mano pusės visą laiką. Aš klausiu, Daina, kaip patogiausia man su jais susisiekti, kaip patogiausia padaryti, kad aš su jais susipažinčiau. Ir kartais žmogus sako, tai va, imk numerį. Sakau, o, jėga, gal kad nebūtų taip, žinai, nejauku, gal tu gali jam pasakyti, žinai, kad rekomendavai, kad čia toks Šarūnas skambins. Jo, paskambinsiu, pasakysiu, kad ir dabar, o čia mes sėdim su Šaru, jisai čia maladės bičas, žinai, tau paskambins. Turit jūs ten, man atrodo, bendrų reikalų, žinai, jisai nori susipažinti, okei. Kartais žmogus, jisai duoda numerį, kartais jisai sako, aš žinau, kaip čia geriau, sakau, o gal tu turi į Facebooką? Jo, turiu. Sakau, tai davai suvesk mus į bendrą chatą. Šitas dažniausiai man dabar, nežinau, kažkaip daug žmonių net numeriais neskambina, žinot, per messengerius. Tai suveda, Daina paima, padaro chatą, Šarūną suveda su Ramunė ir mes visi trys esam ir ten parašo, sako Daina, tai ką čia parašyti? Nu tai parašyk, kad labas Ramunė, labas Šarūnai, noriu jūsų pažindinti. Man atrodo, jūs čia turėsit bendrų reikalų. Ir viskas, aš tam chat'e tada perėmu, sakau, Ramunė, padėkoju, sakau, ačiū Daina labai, kad žinai, supažindini. Ramunė, ar galėčiau tau paskambinti? Kada galėtume pasikalbėti? Tai šitie dalykai du pagrindiniai, kaip aš naudoju, kaip jau tą kontaktą paimti, kai aš klausiu, kaip patogiausia būtų man su to žmogum susisiekti. Tai nebandau, nesakau, tai gal gali numerį duoti. Nes gal tam žmogus net neturi arba kažkaip nepatogu, aš klausiu, tada tam mano, kaip čia tą žmogų pavadinti, apklausiamajam, jam yra tiesiog jis pats pasirenka, kaip jam patogiau. Va. Ir jeigu nėra laiko, jeigu mes užsirašėm, 10 ar 15 vardų, tai kartais gal nėra laiko visus ten suvesti, aš bet kada tada galiu vėl paskambinti Dainai arba parašyti. Daina, iš tų žmonių, kur minėjai, ten tas Mantas, kur šitas yra, kur turi savo šitą masažų kabinetą ar kliniką, ten jam priklauso. Kaip ten man su juo geriausia susisiekti? Aš bet kada galiu po vieną, paskui po du, po tris pasirankioti iš to sąrašo, grįžti prie jo, nes jau tas vardas buvo paminėtas, jau pasakytas. Nu va ir viskas. Taip pavyksta paprašytų rekomendacijų. Tai mačiau, kad žymėjotės, užsirašėt kai kurios punktus. Galbūt turit klausimų, iš to kyla iš karto kažkas. Gal turit papildymų, gal patys kažką prisiminėt, kaip jūs ar prašot ir galvojat, kad ten ar klaidą padarė, dėl to gaudavot blogą atsakymą arba kažkokią neigiamą reakciją. Tai galit pasidalinti dabar. Dabar geriausias metas tą padaryti, kad galėtume truputėlį padiskutuoti, jeigu turit minčių. Niekas kažkaip neturi minčių. Tuomet pasakykit man kitą dalyką. Iš to, ką aš pasidalinau, ar panašu, kad jeigu taip bendrautumėt, pabandytumėt su žmogum, kad galėtų pavykti? Ar atrodo čia kažkoks tai raketų mokslas? Rūta, matau širdelę. Šiandien tokie visi tylūs, aš irgi norėčiau pabūti tyliai, bet mėgstu pakalbėti. Rūta. Sveiki visi, ačiū Šarūnai, nuostabus patarimai. Iš tikrųjų, mes su tavim startavom kartu ir dabar akivaizdžiai dar kartą matau dar krūvą klaidų, kurių, žinai, aš ko nedariau. Dėl to deimanto vis dar neturiu. Ir taip toliau. Tai iš tikrųjų prašau chaotiškai rekomendacijų, neišlaukiu, neišbūnu toj tyloj.
tada dažniausiai tos rekomendacijos nusikelia, į kitą kartą, aš pagalvosiu ir viskas to baigėsi, jokio tęstinumo, esu krūvai, prašęs rekomendacijų, bet viso šito tęstinumo, kai nepadarai, tai ir šnipštas gaunasi iš tikrųjų, tai ačiū tau be galo, ačiū. Tai, ačiū tau, kad daliniesi, Jonas irgi nori pasidalinti. Iš ties, Šarūnai, tai yra nuostabi patirtis, nuostabios praktikos tavo ir sakyčiau, čia kiekvienam partneriui reikės po 2, 3, 5 kartus peržiūrėti šitą įrašą ir juo būtinai reikės pasidalinti. Labai vertinga, ačiū tau. Ačiū, Jonai, tai tikiuosi, kad padeda, o Rūta, tai galbūt tas vadinamas veidų izoliavimas padės ar ne, kad nebūtų to visą laiką, nes aš irgi, kol to nepradėjau daryti, visą laiką būdavo, kad tai aš pagalvosiu. Tai pasipraktikuokim. Grįžta visi po truputį ir vėl mūsų padaugėjo. Mums pritrūko laiko. Pritrūko laiko? 10, čia ne, daugiau šiek tiek buvo. Apie 12 minučių subaigti. Mums pritrūko laiko. Mes iš pradžių pakalbėjom su Rasa ir Arvydu apie tai, kokias klaidas darėm. Tai tiesiog įgarsinom, kad tų klaidų daugiau nedarytumėm. Ir po to bandėm tik tai vieną kartą prasukti, bet ir taip pritrūko laiko. Tai norim dar kartą grįžti. Daina, pasidalink, kokios klaidos, labai įdomu. Tai pagrindinės klaidos iš tikrųjų ir buvo, kaip Arvydas minėjo, kad gal Arvydai jūs pasakykit, nes jūs tą didžiąją dalį ir sakėt savo klaidas, tai tiesiog norisi, kad žmonės išgirstų. Aš tiesiog norėčiau paminėti tas klaidas, kurias aš dariau. Aš dažnai savo klientui tiesiog sakau, žinai, čia yra mano kaip gydytojo vizitinė kortelė ir tu gal ten padalink savo pažįstamiem, kurie ten turi kokių sveikatos problemų ir jie man paskambins ir aš tada galėsiu juos irgi jiems suteikti pagalbą. Tai aš tikrai įsitikinęs, kad šitas nebeveikia ir gal anksčiau tai buvo, bet dabar žmonės jau nebeskambina. Ir tas nieko nereiškia, nes tas žmogus, kuris dalina kortelės, jis dorai nieko negali paaiškinti. Dėl ko, ten kaip, kas, tai vis tik Šarūnas, ką šiandien pasakojo, kad reikėtų gauti kontaktus, sąrašus. Ir aišku, neminėti to žodžio rekomendacijos. Tai aš manau, kad, aš tikrai manau, kad labai vertingi buvo šiandien pokalbiai. Ir čia mano klaida buvo pagrindinė. Žinot, kai mes kaip gydytojai, mes įpratę dalinti, čia autoritetai, atrodo, čia skambins visi. Tas nevyksta iš tikrųjų. Referrals, tie rekomendacijos žodis nuvalkėtas, žmonės jo nemėgsta, dėl to ir paturiu jo nenaudot. O dar prisiminiau tą izoliavimą veidų, kad tai padėtų žmonėm prisiminti, tai čia daviau pavyzdžių su verslu, bet jeigu tai nori daugiau klientų, tai ten dar lengviau yra. Galima klausti, ką pažįsti, pas ką namuose kraujospūdžio aparatas yra. Ką pažįsti, kas sakė, kad sąnarius skauda ten kelius ar nugarą, ar klubų sąnarius. Ką pažįsti, kam dabar pavasarį alergija būna. Ką pažįsti, kieno vaikai rudenį serga. Kai tu klausi, ką pažįsti, kas turi tą ar aną, tai čia yra be galo. Čia žmonės visi pažįsta. O kai mes klausiam, ką pažįsti, kas norėtų prevenciškai irgi sveikatą, kaip ir tu čia prisižiūrėt, ar būti Zinzino klientų, tai tada žmogus nei vieną nežino. Čia gal galima irgi paklausti, ką pažįsti, pas kam atėjai papildų buteliukus. Žinai, būna dažnai, žmogu ateini ir tam prikrauta būna. Ką pažįsti, kas sportuoja daug, ką pažįsti, kas kreipia dėmesį, pastebėjai, kad visą laiką ką valgo labai ten, salotas ten sveikai maitinasi. Ką pažįsti, kas papildus naudoja matei, kaip sakė Daina, ar ne? Bet aš turiu klausimą, šitoje vietoje. Aš turiu klausimą, nes mes kaip darėm breikrume tą irgi, taip Arvydas, kai klausinėjo, tai jis yra apie klientus ir apie partnerius. Aš tada turiu klausimą, ar mes galim miksuoti, ar vis tik tai, jeigu to žmogaus klausiam jau
ten dozuotę pasididino, visą kitą, kaip jaučiasi. Ir tada, va, šitoj vietoj, tada paklausinėti dėl tų klientų. Ar nėra to stebuklingo recepto? Aš nemanau, kad nėra neteisingo kažkokio labai būdo arba teisingo. Jeigu kažkaip darot ir gaunasi, tai tiesiog darykit taip, kaip gaunasi. Tai viskas irgi, tarsi, čia tiesiog taip, kaip aš tai matau ir darau, tai aš taip dalinuosi ir eliminuoju kai kuriuos tokius, sakykime, blogas emocijas arba prieštaravimus. Tai ar dar šokam į vieną breakoutrumą? Aš noriu padėkoti už šiandien dienos mūsų susirinkimą, tikrai puikios praktikos, tai labai prašyčiau pasidalinti šito video įrašu, nes jisai be galo vertingas ir naudosim mes į darbę. Ačiū.